Tai daugybę populiarumo susilaukiai darydamas apie lėkštus realybės šou įvairiausius ten skaičiukus, kuriuos rodo per TV3 Go ir panašiai. Nu, mes su Gautrim turim ten tokį dealą, tai kai žmonės ateina per mano kodą, tai man nubira, tai ten, nu kiek, 10 000 gal, keli centų, nu, bet čia, tavars mes žinai, toksai. Jie turim dealą, jie man Maikę davė. Irgi šiaip beje davęs, kurie dabar apžvalgą dariau naujausią. Okay. Buvo 3 klausimai apie tavo kažkokią tai nesutarimą su Antanu Sadausku, ne? Papasako, šį yra super kietas klausimas. Kodėl taip stumi ant kitų kūrėjų, pavyzdžiui, Antaną Sadauską? Šiaip čia juokinga yra apie tuos humoristus Lietuvos. Yra, aš žinau, yra 3, kurie manęs nemėgsta, tikrai. Nu, mane šiaip nemėgsta komedijos atstovai. Aš tai sakau, esu pasakęs ir aš šventai tikiu, kad tie žmonės turi psichologinių problemų. Tikrai, jam reikia gydytis, reikėtų kreiptis į specialistus ir... Su Antanu tai yra tiesiog Antanas darė tą patį, ką jisai pasinaudojo progą, tuo metu, kai aš praganiau teisės, jisai tą karštą naujieną, realiai gal po 2 savaičių ar kažkas tokio po to viso įvykio mano, jisai man ten per Instagram, tu dūsas dalbojabos, tu debilas, ten, nu žodžiu, litanė visą, žinai, visokių. Aš ten tiesiog nusindžiau širdelės, kad ten nepykti palinkėjimai ir tada jis man žodžiu. Toks gražus, protingas berniukas. Buvo pas mane svečiuosi, jisai viskas su juo kažkaip čia. Kuo jis toks piktutis kažkoks? Ofelija klausia tavęs, ar simpatizuoji Ofelijai, nes tu jai patinki. Tai tavo gyvenimo moteris piršiasi jai, kaip tu galvoji? Negaliu sakyti. Kodėl negaliu sakyti? Ne, aš piršęs, faktas. Ir toks, jinai juokės iš mano vairių, tai gal dėl to su jie draugau. Šiaip nėra, kad jie juokingi būžinai. Nes jinai daug juokės, iš to, kas ko aš jai juokingas. Tai manau svarbiausia. Jo. O tu apie teisės dar kalbėjai, ne? Prieš porą metų turėjai nemalonų įvykį, ne? Kaip teisės pradai įpūtėjai tada 10 promilių? Nu taip, skirtingi portalai, skirtingi rašai. Kas tam buvo, papasakok? Mano organizmas, aš žinau, kad jisai, pas mane nėra tokio, žinai, kad aš... Tu pripratęs esi į pysas važiuoju. Realiai, ką žinai, aš blaivas laikiau teisės. Pradėkim nuo to. Wolfas Engelman, nealkoholinis, mūsų laidos partneris, Alutis klausia tavęs. Mes skatiname atsakingą vartojimą. Esate sėdėjęs išgėręs už vairo. Kaip šiandien pats žiūrite į žmonės, kurie vairuoja išgėrę? Maladėts. Ofelija čia tavo fans mergaitė? Jo, bet tai, žinai, matyt jos p***į realybę šau. Nu, tai ponios ir ponai, šiandien pas mus buvo turinio kūrėjas, fotografas, youtuberis. Sekit, žiūrėkit, mylėkit ir palaikykit Davidas Ben. Ačiū labai visiems. Nu, dabar galim skambinti. Ačiū. Pavargai?